tai šiandien šventė. 5-ąjį Ozo gimnazijos abiturientų laidai bus iškilmingai įteikti brandos atestatai. Renginį pradėsime giedodami Lietuvos himną. Mokslas yra šviesa, o visa kita yra prietima ir labai pavojinga prietima. Na ir atsisveikindamas, noriu palinkėti, kad jūs kurtumėt save ir savo tėvynę Lietuvą, vadovaudamiesi tomis pačiomis vertybėmis, kuriomis vadovaujasi Ozo gimnazija. Moderni Europa, humaniškumas ir demokratija. Linkiu jums sėkmės. Rodos, dar taip neseniai mamos ir tėčiai atlydėjo jūs, abiturientai, į 1. klasę. Tuomet jaudinosi visi – mokytojai, tėveliai ir žinoma, būsimieji mokinukai. Šiandien mamos ir tėčiai lydi jūs į naują gyvenimą. Jų akys ir širdis lyg malda kartoja žodžius. Eikite, vaikai, nesuklupkite, pasiekite daugiau už mus. Abiturientų tėvų vardu kviečiame pasakyti Albiną Arkauską. Sveiki gyvi, dar kartą su kuo nesisveikinau. Mane ne šiaip savo išrinko, kad aš nuo tėvų, aš sakė šiek tiek panašus į direktorių. Tik tai varzdos trūksta. Gerbiamas direktorių, kaimynai, gerbėmieji direktoriai, mokytojai, tėveliai, atestantai. Žinokit, labai jaudinuosi ir pats prisimenu tuos laikus, kada irgi gavau šitą brangų raštą. Ir atsiminkit, kad dabar jums spirga širdutė. Lazdas sparnelį jūs greitai norit išbėgti iš čia ir jau nebebūti, norit padūkti, greičiau iš čia išeiti, bet atsiminkit, kad užvėrus duris čia, jūs jau grįšit visiškai kitokie. Paskutinį kartą esat čia, kartu, drauge ir jau niekada nebebūsit. Kai sugrįšit kažkada ir mums liūdna, kada jums bus skaudu ir prisiminsit šitą mokyklą ir po vieną grįšit, po 2 grįšit, pas savo mokytojus grįšit, jūs jau būsit gyvenimo aplamdyti, apmėtyti, pasiekę aukštumų, gal ir kritę, sugebėkit pasikelti. Atsiminkit, kad gyvenimas yra kaip jūreivio liemenė, balta, juoda. Atsiminkit, kad po juodo visada būna balta.
nenuleiskit nosies, sparnų, skriskit toliau. Būna visokių atspalvių. Fundamentinės spalvos yra balta ir juoda. Gerbiamas direktoriau, tėvelių vardu ir vaikų vardu, atestantų vardu, noriu mokyklai įteikti dovaną, prisiminimų nuo šitas 5 gražios laidos, kuri... Kada mokytojai žiūrėsit į šitą ekraną ir visai kitai prisiminsit 5-ąją nuostabiąją laidą. Taip, kad sėkmės! Žodis sutikimas abiturientams. Į sceną kviečiame Benadą Arkauską. Labadiena, gerbiami mokytojai, svečiai, kolegos, draugai, visi susirinkusiai. Paskutinį kartą tai tikriausiai tariu ir man skauda širdį šiek tiek, bet gera praleisto laiko čia šitoje mokykloje. Pirmiausia, tikriausiai reikėtų padėkoti šiam pastatui, kuriame patyrėme ir meilės, ir džiaugsmų, ir skausmų, ir ašarų, visko čia buvo. Tada tikriausiai reikėtų padėkoti mūsų direktoriui, kuris suteikė viską mums. Davė mums aparatūrą groti, sportininkams davė ypatingo laiko treniruotėms. Visi turėjo savo užsiėmimams visko, ko norėjo. Ir tikriausiai pagrindiniai tai yra mūsų mokytojai. Tai mūsų mamos, na, vyrai mokytojai yra jau biškai kitaip, draugai, tiesą sakant, kolegos dabar jau tampame. Na, o mokytojas tai mūsų mamos, kaip sakant, kurios mus ir guodė, ir skaudino kartais, tačiau visada norėjo mums tik pačio geriausio, kaip mūsų tikrosios mamos. Ir dabar turime šiokią tokią dovaną mūsų visiems mokytojams nuo 5 laidos, kad prisimintų mus kaip... Taigi, ačiū Jums! Jei jums pavyks sukurti savo pasaulį kaip meilės lauką, tada prasmingi bus jūsų darbai. Ilgiai ir gražus bus jūsų keliai, turtingas bus jūsų buvimas. Ir viskas jums didžiausia dovana. Viskas. Nuo smėlio grūdelio iki žvaigždės, nuo laukų ramunės iki dangaus. Taigi geros kloties jums, mūsų abiturientai. Tegul jūsų svajonės kyla aukštai ir toli, tegul jūs pildosi. Kviečiame sveikinti abiturientus. Turi jautrią sielą, taip, žinai tikrą tiesą, jei neleisiu skraidyti, jei norėsiu tave labiau apkabinti, tu labiausiai pasaulyje norėsi pabėgti. Drugeliai laisvi, skraidyt sutverti, jei nutūps pas tave
tik nespausk jų delne. Tu laisvas esi, tai skrisk kiek gali, man pasakok tai, kas skrendant matai. Jei tavo pasaulyje atrodys keistai ir žiauriai akis, pakelk į dangų mintis, palik už lango gali, ateiti ir išeiti gali, niekada nesugrįžti, bet aš norėčiau be galo vėl just tavo sparną ant delno.